Ei! Sveiki! O, labas visiems. Susitinkam keistom aplinkybėm. Pas mane namuose, aš jūsų neliečiu, bet jūs mane matot. Aš kalbu su savimi, jaučiuosi kaip streameris. Esu apsirengęs visiškai naminiai. Čia mano kambarys, galite susipažinti, čia televizorius, čia paveikslas, čia printeris, čia kamera. Tai va, dėl ko mes čia susirinkom, tai yra šitas. Gal šitą dalykėlę. Tai va, čia yra mano apdovanojimas. Iš Latvijos apdovanojimų, kurį jau lygiai prieš savaitę, dabar lapkričio 4 diena. Time Attack 3 vieta, labai džiugiuosi. Tai dėja, filmuojam tokiam keistom aplinkybėm, pas mane namuose iš webcamo, bet na, ką padarysim. Tai manau pradėsiu nuo šio sezono. Pravažiuoju ganėtinai neblogai. Čia kažkur, kur sugalvosime su porą klipų, kaip man sekėsi, kaip mane metė. Kėliau ganėtinai daug video, pasiekiau savo tikslų, nes tikėjau, kad tikrai paimsiu 3 vietą metinį įskaitą, bet paėmiau. Mašinos nesudaužiau, kas buvo pagrindinis tikslas, nors buvo artimų tokių momentų. Supratau, kad reikia save tobulinti asmeniškai. Mašinoje ten tiek iš pakabos pusės, tiek iš vidaus pusės, bet per žiemą toks planas yra pasidaryti tai. Kalbant apie save, irgi nemažai pats klaidų darydavau, toks negalėjau labai greitėti stipriai, tai šituo padėjo mano brolis. Dabar per žiemą treniruotis prie simuliatorių pas Taurą Tunylą, labai gerą trenerį. Tai tikiuosi, kad po žiemos naujam sezonui ne tik bus išmodifikuota ir paruošta mašina, bet ir aš pats būsiu pasiruošęs. Short apibendrinimas, kelsiu porą klipų įdomesnių iš šio sezono, kas man sekės, kas nesisekė. Noriu pakalbėti apie kito sezono planus. Tai kitą sezoną vis dar planuoju važiuoti tik tai Time Attack'e, jokį reisą nesiruošiu lįst, nes mašina vis dar bus, manau, stokinė. Labiau pasitvarkysiu iš pakabos pusės visas esminius problemas, kurios dabar yra. Kaip ir minėjau, pats treniruosius, tai tikiuosi, kad tai man pridės daugiau laiko negu ten pimpinimas mašinas belenkaip. Kitais metais, kitą sezoną turiu planą išvažiuoti į Rygą, gal net Estiją, kadangi jau pats būsiu 18 metų ir turėsiu teisės, galėsiu pats važiuoti. Tai tikrai norėčiau išbandyti Bikerninkų trasą, Parnų trasą, ne tik užsilikti tam pačiam Nemuno žiede, bet jį restauruoja, kas yra ganėtinai neblogai. Tokie pagrindiniai dalykai, ką planuoju aš darytis per šią žiemą su automobiliu, tai būtų susitvarkyti savo ABS bloką, vairo kolonėlę, priekinę važiuoklę susidėti Poly Silent blokus, taip pat pradėti labiau jaus mašiną, tai noriu įsidėti sportinį vairą, lopšį ir sportinius diržus. Taip pat kitiem metam galvoju dar labiau pušinti visus video, viską labiau pasakoti ir nelaimėti podiumo vien dėl to, kad turiu pastovumą, nelaimėti prizinės vietos dėl to, kad turiu pastovumą, bet laimėti dėl to, kad iš tikrųjų gerai važiuoju ir laimu. Dar turiu porą klausimėlių, paprašiau, kad man kažkas užduotų klausimų. Rokas parašė vuf vuf ar miau miau. Ir tada kitas normalus klausimas. Sezono geriausias pasiekimas, ko tikiesi iš kito sezono. Mano sezono pasiekimas, manau, yra tikrai 3 vieta, kad nepasidaviau, labai buvo daug dvejonių, nebevažiuoti, nebemokėti pinigų, neapsimoka, bet su aplinkinių pagalba ir motyvacija nusprendžiau, kad verta tikrai, kad važiuok ir viskas bus gerai. Ir ko tikiuosi iš kito sezono? Iš kito sezono tikiuosi podiumų, prizinių vietų ne vien dėl pastovumo, bet ir iš to, kad laimiu jas, išvažiuoju. Tada Joris paklausiu, kaip gavai lenktynininko pažymėjimą ar lankiau kartingus? Lenktynininko pažymėjimas yra ganėtinai paprastas įtraukimas, reikia su Lasvu sukontaktuoti ir mėgėjų licenciją pasiėmė, su kurio aš paskutinius 2 metus važinėjau, tai tiesiog sumoki mokestį ir jie gauni. Bet kitiem metam, kadangi planuoju važiuoti ir užsienį, noriu traukti tarptautinę licenciją The Junior, tai ją jau reikia klausimyną atlikinėti, mokytis ir išlaikyti egzaminą, kad ją gauti. Taip, aš lankiau kartingus, bet aš juos pradėjau lankyti praeitais metais, tik jau pradėjau žiedą važiuoti, šiek tiek per vėlu. Kartinguose turėjau laimėjimų minikapo B, A grupėse, bet tokio nieko rimto. Ir aišku, mano auklėtoja labai fainą klausimą užklausė, didžiuojuosi to mažom ir didelėm pergalėm, bet kadagi be klaidų išmoksi rašyti. Be komentarų, aš jau galvoju, kad išmokau. Iš paskutinio rašinio, man rodos, negavau nei vienos rašybos ir skyrybos klaidos. Tai va, kaip ir viską apkalbėjau, per žiemą, manau, nebus video, gal nebent bus kažką pats bandysiu burti, keisti mašinoj, tada gal for fun kažką įkelsiu. Ir iki
kito pavasario. Ate visiems. Praeitas valandas, dabartinis valandas, prieš 4 dienas valandas, pamiršom pasakyti vieną dalyką. Tai didelis ačiū jum, tiem keliasdešimt, nu max 100 su biškių žmonių, kurie žiūri, palaiko, laikina storius, laikina postą, žiūrit mane. Ačiū jum, hebra, labai jūs mane žiūri, motyvuojat varyti ir aš visą šitą darau ne dėl savęs, o dėl jūsų. Ir tai yra žiūri faina. Ir liktais kaip ir viskas. Pasilikit, įkelsiu dabar linksmų klipų, dar šiek tiek komentaro. Ir kad ir kaip bebūtų keista sakyt, bet tikriausiai sutiksim 2024. Tai, geros savaitės jums. Pauostykime Gerimanto ausį. Civikas. Tikriausiai 1,5. 5,4 kažkas tokio. Tai va, tai išvada man tokia, viskas gerai. Mašinas nenurašiau. Tai va. Ačiū, kad žiūrit su manim ir bučkim. Skanelę ir gert. Davai! Susitinkam kitose važiavimuose.